Vaikams paciimta, žinoma. Visais laikais nuėmę derlių lietuviai švęsdavo, šokdavo, dainuodavo. Taigi ir šiandien matome mūsų nuostabius kolektyvus ir etnografinius ir liaudies šokių kolektyvus. Taigi turime tikrai labai stiprų kultūrinį potencialą. O svarbiausia, kad esate... Taip pat labai svarbu paminėti, kad čia nuotraukos Tik nepadėkit. Mopinimo taip pat prisijungia Lentvario lopšelis Darželis Svajonėlė. Šios nuostabios šventės taip pat nebūtų ne tik be mūsų dalyvių, bet ir be šventės rėmėjų ir partnerių. Renginio organizatorius Lentvario kultūros centras nuoširdžiai dėkoja. Taigi šiandien visos šventės metu, iki pat vakaro, 5 valandos, kviečiame apsilankyti bendruomenių kiemeliuose, pasigrožėti nuaustų iš rudens gėrybių kilimo. Pusės galite matyti ugniagesius gelbėtojus, kurie tikrai aktyviai ir nori su jumis pabendraus, papasakos ir kviesis įtraukti į veiklas. Na, dabar jau užtenka tų kalbų. Jūsų dėmesiui Lentvario vyresniųjų liaudiškų šokių grupė Lentvarė, vadovė Rimutė Blikertienė.
Dvi dienos tada turėjo būti. Ar jau mes visi